Kuriais laikais didžioji Lietuvos kunigaikštystė buvo didžiausia? Prie Mindaugo, Kur siekė? iki Juodosios jūros. Paskui jinai mažėjo ar didėjo? Ai, paskui mažėjo. Mažėjo? Nu, sumažėjo, kaip dabar yra. Nu, turbūt, jeigu žiūrėsim labai apibendrintai, tai turbūt aš nelabai galiu ką jai ir prikišti. Gal tik tai vienintelį dalyką, kad didžiausia ir plotų ir gyventojais, tai jinai buvo Vytauto laikais, o ne Mindaugo. Kokią kalbą jie kalbėjo žmonės Lietuvos didžioji kunigaikštystėje? Lietuvių tikriausiai. Nu, tai, matot, lietuviai kalbėjo lietuviškai, bet paskiau bajorija perėjo į lenkų kalbą. Bet tai buvo ilgas procesas, prasidėjęs kažkur tai nuo 15 amžiaus ir vadinasi jau 18 amžiuje visiškai, žinoma, bajorija kalbėjo lenkiškai, nu, išskyrus galbūt kai kurios regionus, kaip Žemaitija. Demokratiška valstybė ar ne didžioji Lietuvos kunigaikštystė? Nu, tikėkime, kad gal. Taip ar ne? Nu, tegul tai būna taip. Jeigu žiūrėsime demokratiją, taip sakant, dabartinių supratimų, tai apskritai nėra jokios kalbos apie ją. Jeigu žiūrėsime tą vadinamąją bajoriškąją demokratiją, tai iš tikrųjų po 1564-66 metų administracinės reformos, kada buvo sukurtas pavietas, grinai bajoriškoji struktūra, pavieto vadinasi atstovavimas, pavieto atstovų sudaromas Seimas ir taip toliau, tai buvo bajoriškoji demokratija. Nu, bet ta bajoriškoji demokratija, nu, turbūt buvo vienas iš tų vadinasi veiksnių, kodėl žlugo galų gale ta jungtinė Lenkijos ir Lietuvos valstybė. O kaip vadina? Prisiminkim laikus, kai lietuviai valdė teritoriją 10 kartų didesnė negu dabartinė. Lietuvos didžioji kunigaikštystė gyvavo 500 mečio. Tai pats ilgiausias mūsų valstybės istorijos tarpsnis. Apėmės ir Mindaugo karūnavimą, ir arklių girdimą Juodojoje jūroje, ir krikštą, ir uniją su Lenkija, na ir žinoma, Žalgirio mūšį. Tačiau viskas turi pabaigą. 1795-aisiais po trečiojo padalinimo didžioji kunigaikštystė nustojo gyvuoti. Jos teritoriją pasidalino Rusija, Austrija ir Prūsija.